Labas ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į mano kanalą. Jeigu čia esi pirmą kartą, mano vardas yra Aistė ir čia aš kalbu apie knygas, dalinuosi savo nuomonę, savo patirtimis, ką skaitau, kas patiko, kas man nepatiko. Tai yra tik mano nuomonė, nereklamuoju nei knygų, nei leidyklų, taip pat nesu jokia ekspertė. Tai yra tiesiog mano hobis, tai tikiuosi, kad tau patiks mano video, paspausi subscribe, prenumeratos mygtuką, prisijungsi prie šitos knygų bendruomenės ir galėsim smagiai kartu leisti laiką. Šiandien aš nusprendžiau pradėti filmuoti tokį vėl gyvenimišką skaitimo vlogą, kadangi ši savaitės pabaiga, nes šiuo metu, kai filmuoju, yra penktadienis, tai šios savaitės pabaiga ir kita savaitė bus tokios gan įdomios. Ateinančią savaitę bus ir tokių įdomių įvykių, eisiu į koncertą, bus keletą švenčių. Tai pagalvojau, kodėlgi nenufilmavus tokio video, kuris apjungtų ir mano skaitimą, ir mano gyvenimą, ir mano studijas, kadangi jums patiko vlogas apie knygas ir gyvenimą, kuriuo pasidalinau kažkada šiek tiek anksčiau, tai dabar tokių video bus daugiau. Ir noriu pasidalinti, kokias audio knygas planuoju klausyti, kadangi filmuoju telefonu, tai truputį į kompiuterį susirašiau, kokias audio knygas vakar prisirinkau į savo telefoną. Atsisiunčiau iš tikrųjų nemažai, todėl kad vasaros metu man reikės daug laiko praleisti laboratorijoje dirbant, tai labai patogu yra klausyti audio knygas, tai norėjusi kažkokių tai naujų knygelių jau įsirašyti ir galvoju šiandien pradėti vieną knygą ir tam čia dabar ir sėdžiu. Tai iš tikrųjų labai senai norėjau paskaityti knygą Žemėje mes esam žavūs tik akimirką. Tai berods vadinasi ta knyga, angliškai On Earth We Briefly Gorgeous. Ir radau audio knygą, tai klausysiu ją kažkada. Taip pat radau knygą, kuri visai nesenai buvo išversta į lietuvių kalbą, Raudona, balta ir karališka mėlyna, Red, White and Royal Blue. Tai taip pat klausysiu šią knygą. Aš audio knygas klausau angliškai, bet pasakau, visada yra ta knyga lietuviškai ar ne. Tai šios dvi knygos taip pat yra ir lietuviškai. Taip pat, man atrodo, lietuviškai nėra šios knygos, bet labai daug knygų bendruomenėje kalbama yra apie knygą Sula. Lietuviškai kalba kaip sula, tas gėrimas iš medžio, kurį pavasarį žmonės dažnai geria, bet knygoje Sula tai yra moters vardas. Tai, kiek girdėjau, ši knyga labai tokia apmąstymams apie gyvenimo prasmę suteikianti minčių, tai galvojau kažkaip anksčiau, kad šios knygos neklausysiu, bet visai domina dabar mane jį, tai kažkada taip pat ateityje klausysim. Bet labiausiai tai čia viską šitą pradėjau, todėl kad šiandien noriu pradėti klausyti tokią knygą A Psalm for the Wild Build. Įdėsiu, kaip atrodo. Lietuviškai šios knygos nėra, bet tai yra knyga apie pokalbį tarp roboto ir budistų vienuolio. Tai labai man toks įdomus konceptas, kiek aš žiūriu užsienietiško knygų turinio, tai labai ši knyga yra aukštai vertinama dėl tų apmąstymų ir dėl būtent turinio. Ir praktiškai visi, kas skaitė, įvertina labai aukštai, labai gerais balais ir sako, kad tai yra viena iš tų knygų, kur tikrai turi ką iš jos pasisemti minčių gerų. Tai tikrai tokia nelėkšta knygutė lengvam paskaitimui. Tai pažiūrėjau, kad tik tais 4 valandų audio ši knyga, tai nėra labai didelė. Ir tai iš tikrųjų yra mokslinės fantastikos knyga. Tai aišku, nes robotai kaip žmonės tai knygoje gyvena. Tai mane ši knyga labai domina. Aš jaučiu kažkokią gerą energiją iš tos knygos. Tai atsisiunčiau ją ir kadangi yra tokia neilga, tai manau, kad šiandien didžiąją dalį jos ir veiksiu. Kadangi šiandien važiuoju į namus, tai aišku, traukinį praleisiu gan daug laiko, tai pradėsiu šią ir tada jau papasakosiu jums ar tai dalį, ar visą knygą kaip perklausysiu, nes kadangi knyga yra tik anglų kalba, jos nėra lietuviškai, tai galbūt ne visi ir norės ją paskaityti, ar ne visus tikrai sudomins skaityti ne lietuviškai. Tai kol kas tiek apie tas kitas audio knygas, kur sakiau, kad atsisiunčiau, tai aš jas skaitysiu, klausysiu kažkada tikrai vėliau. Tiesiog norėjau pasakyti, ko tikėtis, kokių audio knygų žvalgų tikėtis ateityje.
Taigi, perklausiau visą A Psalm for the Wild Build knygą, iš tikrųjų trumpa knygutė, 4 valandų veiksmo, ypatingai daug šioje knygoje nevyksta ir iš tiesų aš nepriskirčiau šios knygos moksliniai fantastikai, nors aišku yra fantastikos elementų, žinoma šioje knygoje robotai yra atgavę sąmonę ir gali elgtis panašiai kaip ir žmonės, tik negali daryti tam tikrų dalykų, pavyzdžiui valgyti, miegoti, jiems visiškai nesvarbu ar jie stovi ar sėdi, jie veikia su baterijomis, tačiau jie visiškai pilnai gali mąstyti taip pat kaip žmonės, jie turi savo siekių, norų, tikslų ir iš tiesų labai įdomus pokalbiai buvo šioje knygoje su tuo vienuoliu, bet pradėkim nuo pačio žanro. Aš galbūt priskirčiau labiau prie tokių knygų, kur nežinai, koks tai yra žanras, nes tai buvo ir šiek tiek distopija, ir šiek tiek fantastika, ir šiek tiek filosofinė knyga, ir daug tokių žanrų sueina į vieną. Iš tiesų, kodėl priskirčiau distopiniai literatūrai, nes tai buvo ateities pasaulis po robotų sąmonės atgavimo, tai kaip ir tas pasaulis yra pasikeitęs, jis yra padalintas į 2 tokias dalis. Knygoje sakė, 50% pasaulio dabar yra kaip vienas miestas skirtas žmonėms ir 50% likusio pasaulio yra skirta visoms kitoms būtybėms, tai yra robotams, turbūt gyvūnams ir panašiai. Nors aišku, kaip supratau, gyvūnai turbūt gyvena ir toje žmonių pusėje. Tai atrodo, kad turėtų būti kaip ir distopinė literatūra, tačiau žmonėms yra viskas gerai, su valdžiams yra viskas gerai, čia niekas nebando pasipriešinti ar išsilaisvinti iš sistemos, tiesiog tokiame pasaulyje mes sutinkame veikėjus, bet labai daug buvo filosofijos ir ypatingai antroje knygos pusėje. Pirmos 2 valandos man knygos prabėgo gan greitai ir per visą pirmą pusę knygos praktiškai mes susipažįstam su tuo pagrindiniu veikėju mūsų budistų vienuoliu, kuris yra vyras, jis yra Dex, tačiau jis nepriskiria savęs vienai lyčiai. Todėl nemanau, kad ši knyga bus kažkada išversta į lietuvių kalbą, nes anglų kalba turi vieną dalyką, ko mes neturim to beasmenio vardo, mes visiems daiktam priskiriam vyrišką ar moterišką lytį, o vat anglų kalboje tai priskiriami yra visi daiktai ir visi gyvūnai, tai trečiai beasmeniai, belyčiai apibūdinimai ir angliškai tai yra they, them arba it ir tai labai yra žaidžiama knygoje, kadangi robotas jis yra kaip ir mechanizmas, tai jis priskiriamas yra it, kaip ir negyvai ar gyvūnų klasiai, o tas Dex vienuolis, jis nepriskiria savęs nei moteriai, nei vyrui, nes jis yra tiesiog vienuolis ir jis nenori susireikšminti ir apibūdinti savęs kažkokią tai vieną formą, tai jis save išskiria kaip jie jūs lietuviškai būtų, tai yra they, them. Ir per šią prizmę yra labai daug žaidžiama šioje knygoje. Tai iš tiesų istorija prasideda nuo to, kad Dex tuo tarpu būna vienuolis ir jis vis ieško savo gyvenimo prasmės ir vieną kartą išgirsta per kažkokį tai filmą peržiūrą svirplių tą garsą, čirpimą ir jis nusprendžia, kad jis nori tai girdėti gyvai, jam pasidaro viskas per garsu, visas miesto garsas pasidaro per garsus ir jo per daug ir jis nusprendžia tapti arbatos vienuoliu, tai reiškia, kad jis keliauja po miestus, verda arbatą ir ateina žmonės pas jį, parašia arbatą pagal jų poreikius, pagal tai, kams dabar reikia ir tiesiog išklauso jų pasakojimų ir pagodžia juos. Tai toks yra mūsų pagrindinis veikėjas, tai aišku, jis jau daug ką mąsto per tą tokią dvasinę prizmę, per kitas visai vertybės, nesurištas su materija ir čia yra viena to knygos pusė, o kita pusė yra būtent tas robotas, kuris mato viską kitaip. Jis nesupranta, kaip funkcionuoja žmonės ir per jo klausimus iškyla daug tokių tiesiog gyvenimiškų, paprastų pamokymų. Tai iš tiesų ši knyga buvo įdomi. Į antrą knygos pusę labiau man pradėjo panašėti į Paulo Coelho Alchemiką. Iš tiesų, Alchemikas knyga man buvo per daug tokia filosofiška ir abstrakti, tai ši knyga man tikrai lengviau susiskaitė ir suprantamiau, tačiau tikrai galėčiau šias 2 knygas palyginti, nes abi buvo filosofinės, apie gyvenimo prasmę. Abi knygos yra be pabaigos, tai ir A Psalm for the Wild Build yra be pabaigos knyga. Ji labiau koncentruojasi ne į įvykius knygos ir ne
tai, ką veikėjai nuveikia, bet kokius jausmus ir kokius pamąstymus mums tai sukelia. Tai šioje knygoje Dex tiesiog pakeliauja po keletą miestų, tuomet susitinka su robotu, nes netyčia bandydamas pasiekti tikslą nuklysta per daug į kitą kelią ir išvažiuoja būtent tą robotų pusę. Ten susipažįsta su robotu ir daugiau likusi knygos dalis yra tiesiog jų bendri pokalbiai ir, aišku, gyvenimo prasmės suvokimas ir atradimas. Tai tie pokalbiai iš tikrųjų buvo gan įdomus, nes įsivaizduokit, kaip žmogus turi paaiškinti mums įprastus gyvenimo dalykus, kaip valgymo gaminimas, kaip miegojimas, sėdėjimas, laužo kūrimas ar bet kokia kita veikla, kuri mums atrodo visiškai įprasta ir kartais mes ją atliekam tiesiog autopilotu. Tam robotui kyla klausimas, kodėl mes tai darom, koks yra to tikslas, ką mums to reikia ir panašiai. Tai labai įsiminė keletas tokių pokalbių, kaip pavyzdžiui svogūno pjaustymas. Mes jį valgom, nes jis mums yra skanus ir nepaisant to, kad jis mus priverčia verkti, ašaroti, vis tiek mes jį toliau naudojame ir robotui tai yra nesuprantama. Tai jo suvokimu svogūnas turėtų turėti tokią didelę prasmę, ar jis turėtų būti toks skanus, kad mes eitume tokius kelius ir praktiškai savo keltumėm nepatogumą, kad galėtumėm naudoti tą svogūną. Tai iš tiesų tokie labai paprasti dalykai. Ir juokingų situacijų buvo, ypatingai to roboto išraiškos ir roboto žavėjimasis mūsų paprastais dalykais, kaip kėdės, rankšluosčiai, pavyzdžiui. Tai tikrai rekomenduočiau šią knygą paskaityti, bet aš tikrai iš jos tikėjausi daugiau. Aišku, aš žinojau, kad tai bus maždaug tik tais pokalbiai, bet tikėjausi kažko tikrai daugiau. Ne tik, kad bus kalbama apie paprastus gyvenimo dalykus, paprastus džiaugsmus, gyvenimo prasme, kaip mes jos ieškome, kodėl mums yra svarbu ją rasti ir kas iš vis yra ta gyvenimo prasme. Tai aišku, čia tokie filosofiniai dalykai, kur galėtum pildyti ir pildyti šią temą ir niekada nerastum teisingo atsakymą. Tai manau, kad visai gan pravartu ir įdomu paskaityti, kaip vienas ar kitas žmogus, rašytojas ar per veikėjo lūpas papasakoja apie tai, kaip jie įsivaizduoja gyvenimo prasme. Tačiau tikrai šios knygos antrą kartą neskaitysiu ir manau, kad tikrai užtenka vieną kartą šią knygą perskaityti ir tikrai užteko ir tikrai, jei būtų ilgesnė, nežinau, ar aš dabar apie taip gerai galvočiau, kaip galvoju dabar. Tai pirma pusė knygos tai tikrai buvo daugiau tokia kaip grožinės literatūros, tokia pasakojimo, kažkokio veiksmo, tai tikrai man buvo įdomesnė, galvojau, kad tikrai bus viena iš tų knygų, kur, sakysiu, top patenka į mano šių metų top sąrašą, bet ta antra knygos pusė, kuri buvo labai tokia filosofiška ir šiek tiek nuvilianti į pabaigą, šiek tiek numažina šį balą. Tai vertinu gerai, tačiau nesakau, kad ši knyga yra kažkokia be galo įspūdinga ar be galo ją rekomenduočiau, bet jeigu paskaitysit, tikrai neilgai užtruksit ir tikrai kažko neprarasit.
Sveiki, nežinau, nuo ko pradėti pasakot. Pradėjau skaityti naują knygą, Praktinė magija. Knygą pasiskolinau iš draugės. Ji man rekomendavo paskaityti. Keletas jūsų man Instagramą rašėt, kad labai norėtumėt šios knygos apžvalgos rekomendacijų ir nerekomendacijų ir išgirsti mano nuomonę. Tai prisirašiau pagaliau ją paskaityti. Nieko nežinojau, žinojau tik, kad filmas yra, bet filmą aš taip pat nesu mačius, tai pradėjau skaityti knygą ir pagalvojau, kad po to galėsiu pažiūrėti ir filmą. Ir perskaičiau pusę lygiai knygos, jinai yra trumputė, bet žinokit, nesiskaito taip greit, kaip aš galvojau. Aš ją pasiėmiau kelionį autobusu, 3 valandų kelionė buvo, tai pagalvojau, čia 200 puslapį turėčiau kaip ir įveikti, bet tik pusę man pavyko įveikti. Po to buvo Youngblood koncertas ir aš vis dar esu pilna emocijų ir aš truputį man pasimiršo viskas, kas vyko prieš tai ir iki dabar dar negaliu pilnai susikaupti kažką daryti, nes vis tiesiog esu dar mintimis koncerte ir nenoriu dar palikti visų tų emocijų. Bet vis tiek šiandien truputį papasakosim apie praktinę magiją ir dar apie vieną knygą, kurią pradėjau klausyti. Labai įdomiai padalinta yra ši knyga į tokius 4 didelius skyrius, tai nesinori sustoti kažkur viduryje skyrius, bet tuo pačiu ir vienas skyrius yra apie 50-60 puslapių. Tai tie skyriai yra prietarai, nuojautos ir aš sustojau dabar ties aiškiaregystės skyriumi ir dar yra vienas levitacija ir viskas, ir knyga bus baigta. Iš tikrųjų, tai jau iš knygos pavadinimo aš spėliau, kad čia bus kažkas susijęs su tokiais burtais, bet ne fantastika kažkokia, labiau tokiais natūraliais, tikroviškais, žolininkystės, kažkokios tai aiškiaregystės, galbūt kalbėjimais, užkerėjimais ir panašiai. Ir iš tikrųjų tai knyga ir duoda. Ta raganiška pusė yra tokia labai natūrali ir kartais gali įsivaizduoti, kad žmogus galbūt patiria tam tikrus dalykus vien tik todėl, kad įsitikina labai, kad dėl kažkokio tai ženklo ir priežasties tai turėtų įvykti. Ir nėra čia fantastikos labai daug šioje knygoje. Galima šiek tiek pritemti, bet viskas taip natūralu. Tai mes susipažįstam su 2 sesėm, našlaitėm, Juliana ir Selė, ir pagrindinė vis tiek veikėja yra kaip ir Selė, kadangi ji yra metais vyresnė, labai turi tą motinišką tokią energiją ir labai rūpinasi savo sese, tai daugiau vis tiek yra papasakojama apie ją, apie jos gyvenimą, apie tai, kaip ji matė situaciją, o Julianos gyvenimą nors ir mes žinom, bet jis nėra pagrindinė linija. Mes per jos akis labai mažai ką matom, nors ji yra labai svarbus veikėjas šioje knygoje. Tai mes tiesiog matom jų gyvenimą, kaip mergaitės užauga, kaip jos viena nuo kitos skiriasi, kuo yra panašios ir kur jų gyvenimas eina toliau. Ir iš tiesų aš nesitikėjau, kad bus šioje knygoje tokia kriminalinė nusikaltimų linija, kažkaip nelabai apie tai rašo net ir knygos nugarėlėje. Aišku, čia užsimenama, kad kažkoks įvykis įvyksta, kuris pareikalauja visos giminės galių ir, kaip čia rašo, bėda, kurią išspręsti prireiks viso Ovensų moterų sumanumo, drąsos, ryžto ir be abejonės gero žiupsnio magijos. Tai aš nesitikėjau, kad bus tokia turinio linija ir kol kas aš nežinau, ar man tai labai patinka, bet nepaisant to, knyga tikrai yra labai įdomi, labai tokia poetiška ir tekstas, nežinau, jis nėra surimuotas, bet jis taip švelniai ir gražiai plaukia, kad atrodo nejauti didelių pastangų, neturi įdėti didelių pastangų skaitant šią knygą ir labai gražiai pereinama yra iš vieno sakinio į kitą ir jis toks plaukiantis. Tai labai man patinka ir pagrindinės veikėjos yra tokias įdomios asmenybės, jos labai skirtingos, jas augina mergaitės, augina tetos, kurios taip pat man būtų labai įdomios. Bet jos knygoje yra, tačiau niekada nekalba, mes nelabai matom, ką jos veikia, tik per mergaičių akis man yra papasakojama, koks vyksta gyvenimas tuose namuose. Kaip jau čia ir pasakiau, tai yra Ovensų
pavardė, Ovensų šeima. Ir nuo pat mažumės mergaitės buvo laikomos raganomis, visi bendraklasiai, bendraamžiai prisibijodavo jų ir tai truputį kėlė tokia ir šypseną, ir šiek tiek gaila buvo tų mergaičių, nes ką jos gali padaryti, jeigu jų tetos tiesiog yra keistos, jos primena raganas, jų namai raganiški, jos rengiasi juodai ir taip pat jos vakarais teikia užkalbėjimus, užkerėjimus žmonėms, daugiausia meilės tematika. Tai šioje knygoje labai daug yra apie meilę tokių palyginimų ir pasakojimų ir parodoma, kaip ta meilė iš tikrųjų ne visada yra tokia, kokios mums reikia, ne visada yra tokia, kokią mes gaunam, kokia yra kartais jinai neteisinga ir panašiai. Tai iš tikrųjų labai yra įdomu. Tikiuosi, kad bus toliau įdomu, kadangi dabar jau mergaitės yra suaugusios ir Selė netgi turi vaikų ir mes taip pat pamatom ir vaikų gyvenimą ir kaip jie bendrauja su savo mama ir ką jos išgyvena. Tai papasakosiu jums, kokia bus ir kita knygos pusė. Tikrai jau ir dabar galiu sakyti, kad rekomenduoju tokiam gan įdomiam, tikrai turinčiam gerų ir gilių minčių skaitiniui, tačiau jis nėra labai kažkoks filosofinis, jis nėra labai rimtas, kad reikėtų ypatingai susikaupti ir sutelkti visą savo smegenų galę skaitant šią knygą. Tai tikrai lengvai skaitosi, bet tikrai skaitant ją turi apie ką pamastyti, gali palyginti su savo gyvenimu, gali prijausti veikėjams ir tikrai ši knyga yra įdomi ir jau mano rekomendacijos yra. Na ir taip pat aš nebūčiau jeigu tuo pačiu metu, kai skaitau knygą, nepradėčiau klausyti kažkokios tai audio knygos. Aš pradžioje video minėjau jums keletą audio knygų, kurias norėjusi paklausyti ir vis dėlto pradėjau visiškai kitą knygą, nei kad jums sakiau, tai sakmė apie strazdą ir gyvatę. Turbūt žinot, tai yra Bado žaidynių knygo priešistorė. Bado žaidynių trilogija viena mano mėgstamiausių distopinių knygų, bet kažkaip šios knygos aš neėmiau, nes labai skeptiškai žiūri tokias priešistorės, kažkokias tai papildomas knygas, kurios išeina po trilogijos ar kažkokios tai knygų sagos, nes dažnai galvoju, kad autoriai tiesiog nenori palikti to pasaulio ir fanai labai nori dar sulaukti kažkokio tai turinio iš to būtent pasaulio, kurį sukūrė rašytojas. Ir manau, kad tokios knygos retai pasiekia tą sagos ar knygų serijos lygį. Bet sužinojau prieš porą dienų, kad išleis dar vieną knygą su Bado žaidynėms susijusią. Tai jeigu skaitėt, žinot tokį veikėją kaip Heimičas, tai išleis knygą būtent apie Heimičo Bado žaidynės ir kaip jis jas laimėjo. Ir Heimičas tikrai yra mano top vienas iš mėgstamiausių veikėjų Bado žaidynių knygose. Jis labai įdomi asmenybė, labai visapusiška, labai išpildyta ir man tiesiog labai buvo įdomu skaityti apie jį. Tai jau žinau tikrai, kad kai išeis ši knyga, nesvarbu ar angliškai, ar lietuviškai, aš tikrai tą knygą skaitysiu. Pradėjau klausyti sakmė apie strazdą ir gyvatę, kadangi kažkaip dabar jau atrodo, kad visai reiktų ją paskaityti po trilogijos ir prieš imant knygą apie Heimičą. Ir ši istorija yra apie Koriolaną Snow, taip pat iš trilogijos Bado žaidynių žinoma labai veikėja. Ir labai aš jo nekenčiau, labai manis nepatikus, toks suktas, atrodo, kad labai egoistiškas, žiūri tik į save, jam patinka žiūrėti, kaip žmonės sužlunga, jam patinka žiūrėti, kaip žmonės lieka apgauti ir tiesiog žaisti su žmonėmis ir aš tiesiog jo labai nekenčiau. Šią knygą užtat kažkaip ir atidėliojau, nes negalvojau, kad tas veikėjas gali būti man labai įdomus. Turbūt žinot, kad ir filmas išėjo visiškai nesenai. Dar svarsčiau aš pažiūrėti tik filmą. Bet dabar jau aš noriu pradėjus skaityti knygą ir tą filmą pažiūrėti. Tai esmė tokia, kad aš jau 2 valandas paklausiau šios audio knygos ir veiksmas nėra toks kaip Bado žaidynėse. Nes čia dar yra tik tais 10-osios Bado žaidynės, o jeigu aš tiksliai prisimenu, Katniss Everdeen Bado žaidynės buvo 74 ir 75 berods. Tai labai ilgas laiko tarpas prieš tas Bado žaidynės, kuriuose ir vyksta ta trilogija.
apie Coriolanų Snow. Jis nedalyvavo bado žaidynėse kaip dalyvis. Jis yra kuratorius, asistentas. Lygiai toks pat turėtų būti jo vaidmuo kaip ir Haymitcho Ketney. Tik tais tiek, kad Coriolanus nedalyvavo bado žaidynėse, kadangi jis yra iš sostinės ir jis yra iš įtakingos šeimos, nors aš galvau, kad Coriolanus buvo turtingas nuo pat vaikystės ir jis turėjo tą galę, bet pasirodo, kad iš tikrųjų tai nebuvo jo gyvenimas toks, kokį aš įsivaizdavau, ir iš tikrųjų jis buvo visai kitokia asmenybė, kai buvo jaunas. Nes šioje knygoje mes jį sutinkam 18 metų. Coriolanus pasirodo, jis negyveno tokiai labai gerai šeimoje ir jis labai norėjo studijuoti ir jis labai tikėjosi, kad gaus tą asistento darbą, nes tai jam padėtų gauti aukštesnį išsilavinimą. Ir jam pavyksta jį gauti, tačiau ne tą, ką jis tikėjosi. Jis aišku labai norėjo kuruoti žmogų iš sostinės ar iš aukštųjų apygardų, 1, 2, 3 berods, bet jis gauna iš 12 apygardos merginą, kuri yra pati menkiausia, pati mažiausia ir labiausiai nereikšmingas asmuo bado žaidynėse. Ir nuo čia istorija toliau ir vystosi, toliau aš ir nepaklausiau, bet iš tikrųjų įdomu. Bet veiksmas nėra taip greitai besivystantis ir kol kas jis nėra toks įtemptas. Tai klausysiu toliau šią, bet manau, kad šiame video daugiau apie šią audio knygą nesidalinsiu, kadangi jau ir taip jis turbūt gavosi ilgas. Tai tik pabaigsiu skaityti praktinę magiją ir papasakosiu jums, kokie mano įspūdžiai ties likusia knygos dalimi. O apie bado žaidynių priešistorę pasidalinsiu jau kitam skaitimo vlogė ar kitam kažkokiam video. Vis tiek rasit kažkur mano nuomonę apie šią knygą. Tai susitiksim šiek tiek vėliau. Baigiau skaityti praktinę magiją ir iš tiesų prieš kalbant apie knygą ir kokie buvo mano įspūdžiai, norėjau pažiūrėti filmą, tačiau niekur neradau, kad jį būtų galima pažiūrėti. Na, filmas iš tikrųjų senai gan išleistas, berods 1998-aisiais. Tai nenuostabu, kad yra sunku rasti, bet mačiau, kad ten vaidina geros aktorės, tai tikrai kažkada ateityje, kai rasiu tą filmą ar turėsiu galimybę, tai būtinai pasižiūrėsiu, bet šiandien jau papasakosiu tik apie pačią knygą ir iš tikrųjų labai graži istorija. Man labai patiko, ši knyga buvo tikrai kupina įvykių ir intrigų, bet ji buvo tokia labai švelni. Nežinau, man netampė nervų jokie veikėjai stipriai, nebuvo jokių tokių šoko sukeltų emocijų, kad labai pergyvenčiau dėl veikėjų ir labai dėl kažko nervinčiausi. Viskas buvo taip labai švelniai pateikta ir labai gražu ir iš tiesų tai mane ir sužavėjo knygoje. Kad per tokį trumpą laiką, iš tiesų per 250 puslapį, man atrodo, aš anksčiau sakiau, kad mažiau puslapį turi ši knyga, ten mano klaida buvo, susimaišiau, tai 250 puslapį yra ši knyga. Ir aš žavėjausi, kaip autorė sugebėjo per tokią planutę, trumputę knygutę tiek daug parodyti merginų, moterų gyvenimo, tiek daug veikėjų įtraukti ir taip pilnai viską papasakoti. Nebuvo šios knygos nei per mažai, nei per daug.
nuo pradžios iki galo istorija puikiai buvo išvystyta ir man labai patiko, kaip ji pasibaigė, net jokio epilogo čia nebuvo, kas iš tikrųjų man yra labai didelis pliusas, nes dažnai būna, kad knyga man labai patinka ir tada paskaitau epilogą ir susinervinu, nes galvoju, to epilogo čia iš vis nereikėjo, sukadino visą knygą. Tai džiaugiausi, kad čia epilogo nebuvo ir labai gerai pasibaigė ir su pabaiga ir gali nuspėti, kas bus toliau, nėra kažkokių paliekamo klaustukų. Tai iš tiesų labai džiaugiuosi, kad paskaičiau ir labai rekomenduoju tikrai paskaityti. Nežinau, net jei matėt filmą, manau, kad vis tiek verta yra paskaityti, nes pažiūrėjau trailerį filmo ir man atrodo, kad ten viskas bus labiau siejama su magija Nyčė, nes čia ta magija yra tokia natūrali, tokia labiau iš senolių kažkokios išminties, žalininkystės, aišku, yra šiek tiek su dvasių pasauliu rišta ta magija ir merginos, bet vis tiek ši magija tokia labai natūrali ir tos merginos abi nesijautė kažkokios labai raganomis. Jos viską darė tai, kaip matė iš tetų ir man atrodo, pradžioje knygos sakiau, kad tetas nekalba ir mes tik matom, ką jos veikia per merginų akis. Tai knygos pabaigoje tetos pradeda kalbėti ir man labai patiko skaityti dinamiką tarp šių tetų sesių. Buvo labai iš tikrųjų įdomu ir veiksmas nebuvo kažkoks labai įtemptas. Nors ta kriminalinė linija čia yra, bet ji nėra pagrindinio turinio linija. Ji yra kažkur antram plane, apie ją rišasi veiksmas, tačiau nėra būtent su ją susijęs visas turinys. Labiau yra akcentuojami jausmai, meilės linija, labiau yra akcentuojami išgyvenimai ir pojūčiai ir pamąstymai, kas man iš tiesų labai patiko. Tai iš tiesų labai žaviuosi ir autorė, ir koks buvo išskirtinis turinys, ir kaip lengvai, gražiai ir įdomiai viskas buvo pateikta, ir kaip man patiko šią knygą skaityti. Tai jeigu skaitėt arba žiūrėjot filmą, lauksiu jūsų komentarų, o jeigu neskaitėt, tai tikiuosi, kad suintrigavau dabar ir jūs pasiieškoti šios knygos ir paskaityti. Tai šiandien bus tiek, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad patiko, paspauskit subscribe, jeigu to dar nepadarėt, ir susitiksim kitą mano video. Ate!